Sveiki, aš esu Lucrecija Paskaitytė. Čia yra mano baigiamasis darbas pasirinkimai. Iš tikrųjų, tapyti animalistinį darbą nebuvo pati pirmoji tema mano sugalvoti. Iš pradžių galvojau daryti vieno jauno nežinomo poeto darbo interpretaciją pavadinimu Griuvėsiai. Bet tada supratau, kad tema galbūt yra pernelyg nepažinta ir neištirta. Tada pradėjau galvoti apie tai, kas man iš tikrųjų yra labai aktualu ir svarbu. Tai atsakymą radau nedelsiant, tai yra gyvūnai. Pavadinimas pasirinkimai yra dėl to, kad tai vaizduoja žmogaus pasirinkimus, kurie daro įtaką tiek gyvūnų, tiek gamtos gyvenimui. Ir tas parodo dar šunys, kai jie perteikia žmogaus dvilypiškumą, kaip į tą pačią rūšį gali žmogus žiūrėti labai skirtingai. Kaip dažnai jisai mato, kad šuo yra veislinis, jisai galvoja, kad jisai gražus ir tvarkingas, tai man reikia tokio geriausio draugo. Ir jisai nepagalvoja, kad galbūt tas benamis gyvūnas, kuris veislės neturi, galėtų tą patį gerą draugą atstoti. Taigi mano kompozicija yra daugiafigūrinė strižainė, taipogi jinai turi fragmentinės kompozicijos detalių. 3/4 darbo yra nutapyti tradicinę perspektyvą, o 4 dalis darbo yra padaryta atvirkštinė perspektyva, kad darbas nebūtų statiškas ir atkreiptų dėmesį taipogi ir tą benamį šunį. Tai va, visos figūros mano darbe yra šiek tiek deformuotos, su tokia pašaipa padarytos. Kolorito skirtumai viršuje ir apačioje yra tokie dėl to, kad viršuje tamsus koloritas atvaizduoja benamio šuns gyvenimą, o šviesus koloritas vaizduoja šito veislinio naminio šuns gyvenimą. Taigi savo darbų siekiu atkreipti dėmesį į tai, kad turime didelę visuomenės problemą, kad mūsų gyvūnų prieglaudos yra perpildytos ir kad žmogus turėtų akcentuoti dėmesį ne kaip svarbiausia kriterijų veislę, o jisai žiūrėtų į tai, kad tas pats gyvūnas, jisai vis tiek yra šuo ir jisai atlieka geriausio draugo funkciją, kad ir koks jisai iš išvaizdos bebūtų. Tai man norėčiau paskatinti visus, kad savo geriausio draugo ieškotų ne veislyne, o prieglaudoje. Ir kaip sakoma, žmogui šuo yra tik tais gyvenimo etapas, o šuniui žmogus yra visas gyvenimas.